Šiaulių universiteto menų fakulteto studentų atstovybės renginys Meno pulsas, kur mes norime parodyti, kokie esame menukai, kaip kuriame savo meną, kaip mes jį suprantame ir norime pristatyti studijų programas būsimiems studentams ir abiturientams. Norime, kad kuo daugiau studentų įstotų į mūsų fakultetą ir parodyti visas specialybės, kokias mes turime. Nes dauguma galvoja, kad menas tai yra piešimas, tapyba ir panašiai, o mes norime parodyti, kad menas yra įvairiapusis. Tiek dainavimas, tiek šokis, tiek vaidyba, tiek tas dizainas, piešimas, fotografija. Šitą renginį menų fakulteto studentų atstovybė organizavo savarankiškai, nes jau ir pernai šis renginys buvo, tačiau kitų pavadinimų 9 geltoni. Ir tiesiog mes norėjome pratęsti tradiciją ir šiemet ir vėl kviesti būsimus studentus į menų fakultetą. Ir dėstytojai mums padėjo tik tiek, kad jie padėjo mums organizuoti parodą, kadangi tai yra studentų paskaitų darbai ir juos tiesiog iš saugyklų atnešti čia. O šiaip dėstytojus pakvietėt kaip ir visus žiūrovus iš to? Taip, būtinai, nes norime parodyti ne tik mokiniams, ką mes galime, ir dėstytojams parodyti, ko mes išmokome ir kaip mes suprantame tą, ką darome.